Galim pakviesti. Rokai! Rokai! Ai. Jei klaus, kada mes gėdam, sakysim, Kristina. Edvinas sugalvoja kalėdų Kristina. Ne, apskritai tavo. Tenais kažkur čia dabar laisvė. Ne, Rokai, dar nėra. Benai! Tai labas vakaras visiems atvykę į gerai stovyklos pasikalbėjimus. Papojam! Ar žinot, kas šiandien per svečius atvyko? Ar gerai jį pažįstat? Ar man reikia jį dar pristatyti? Na gerai, pasakysiu trumpai, kas jis toks yra, gerai? Tai Lietuvos kino ir teatro aktorius pradžiai, daugiau dainininkas, tada muzikinės kaukės nugalėtojas. Žinot, kas yra muzikinė kaukė? Taip, tada žinot, Ryčka iš Moteris malo geriau? Taip, Kristinos draugą Vycką iš Monikai reikia meilės? Taip. O kakės makės atverstos knygos Netvarkos nykštuką? O ką? Tai tuoj sužinosim. Pasitikime Roką Petrauską! Pakvieskim Rokai! 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 Ai, čia ne tas! Tai prašau, Rokai, mikrofonas tau. Čia reikia mikrofono? Jo, kad girdėtų geriau. Palauk, kaip čia įstaisyti. Žinok, čia 3 kojas tik yra, tai atsargiai vakar kritom. Buvo krista. Aš su triratuku važinėdavau, aš moku. Tai labai gerai. Žinot, kas yra triratukas? Gerai. Kas yra triratukas? Dviratis su 3 ratais, jau nesąmonė. Tai gerai, ar žinot, kaip ir sakiau, Rokas yra aktorius, tai gal ir dainininkas, galim taip įvardinti. Nu, jo. Gerai. Nežinau, matai, dainininkai turbūt pasijuoktų iš manęs, jeigu aš sakyčiau, kad aš dainininkas. Bet, nu jo, aš parašiau 3 albumus, išleidau ir dalyvavau keliose dar laidose kaip atlikėjas dainininkas, tai, nu gerai, galim prirašytą po kableliu. Minėjau muzikinės kaukės. Jo. Tai gerai, gal ir pradėsim tada. Pirmas klausimas tavęs laukia, vėliau pereisim ir prie žaidimėlio, ir prie, kaip pasakyti, žiūrovų klausimų. Publika, taip, ar uždavėt klausimų? Taip! Tai gerai, pirmas klausimas, gal gali trumpai papasakot savo laikotarpį, patirtį teatre, kine ir scenoje? Trumpai? Nu gerai, gali ilgai. Tu tokį klausimą uždavai, kur čia aš galėčiau dieną kalbėti. Nu, trumpai taip apibendrink, ką nors taip. Nu gerai, aš pabaigiau muzikos ir teatro akademiją, pas mus kažkodėl vadinasi muzikos ir teatro, bet realiai pasibaigiau aktoriaus profesiją ir pradėjau vaidinti teatre. O kadangi aš esu laisvai samdomas aktorius, aš nepriklausau jokiam teatrui, tai mane tiesiog kviečia, kažkas sako, nu, ar nori suvaidinti pas mane spektaklį, arba ten kažkas, va, šitas režisierius nori, kad tu pas jį vaidintum. Nu ir einu vaidinu kažkur, jeigu man patinka, jeigu noriu, arba jeigu neturiu darbo, tai visur einu. Tada prieš 8 metus įvyko taip, kad Moteris meluoja geriau ieškojo naujo personažo Ryčkos. Aš atvariau į castingą, ten buvo šiaip labai juokinga, nes dalyvavau tik tai aš ir režisierius ir sako, mums reikia tokio, kuris akcentą galėtų kažkokį padaryti. Esat kas nors matę? Taip. Nu, o aš 6 metus akademijoje stengiausi atsisakyti savo akcento, nu, išmokti taisyklingai šnekėti, nes aš šiaip esu iš Radviliškio ir ten nukant visas galūnės, šnekva taip, maždaug. Grinai, va taip. Ir aš 6 metus bandžiau atsisakyti šito akcento ir tada castingė sako, pabandyk, davai, ir aš, nu gerai, bandom. Ir jis sako, žiūrėk, aš paskaitysiu žvirgą, jis pasiėmė lapą, jisai skaito ir ten pirmas kažkoks susitikimas yra. Ir, nu tai va, čia Ryčka, kaip tu. Ir aš toks, žinai, girdž žvirgelę, nu tai kaip ten kažką, nu ir laužėme meilę su tuo režisieriumi. Ir aš po to castingo galvoju, dieve, kokia nesąmonė, bet man kitą dieną paskambino, sako, gerai, tvirtinam vaidinsi Ryčką. Nu ir tai prasidėjo mano kelionė
televizijoje, serialuose, taip pat to sekė ir Šviesoforas, ir Monikai reikia meilės, ir Rimti reikalai, dar ten kažkokių buvo Gaujų karų, nu daug visokių serialų. Kažkiek yra kine tekę vaidinti, kine nedaug, kine norėčiau daugiau. Ir šiandien galvojau prieš atvažiuodamas pas jūs toks šovė į galvą klausimas, jeigu vat, iš aktorinės dalies, ką aš norėčiau, jeigu tik vieną daryti, tai norėčiau tik tai kine vaidinti. Vat kažkodėl tokia man mintis šovė. Bet kadangi aš esu Lietuvos aktorius ir pas mus Lietuvoje nėra super daug kino, tai tenka daryti labai daug visko. Ir teatre vaidinti, ir televizijoje vaidinti, ir garsinti filmukus, serialus. Dabar darau vieną labai įdomų projektą LRT, kuris bus, per daug negaliu atskleisti, bet aš vaidinu su lėle. Viskas vyksta taip, kad toks yra didžiulis stalas, aš tai vat pasislepiu, įkišu į tą lėlę ranką, ją valdau ir, aš šneku tokiu lėlės to balsu. Tai va dar bus vienas projektas mano. Stovyklose dirbu su vaikais, tai žiauriai daug visko darau ir kartais galvoju, kaip viską suderinu, nes kartais tikrai smegenys kaista nuo to derinimo. Bet kyla iššūkių, ar privalumai labiau čia kaip eiti iš vienos sferos į kitą? Aišku, faina, nes tu visą laiką kažką keiti. Jeigu darytum tik vieną, tai atsibostų turbūt. Nes, pavyzdžiui, kai būna daug spektaklių, tarkim, Domino teatre, išleidi premjerą ir važiuoji su tuo spektakliu ten iš vieno Lietuvos miestelio į kitą, tai tu jau ten sėdi tam būsikį ir nuo to būsiko jau vėmi, nes skauda nugarą, skauda užpakalį sėdėti po 3-4 valandas. O realiai gaunas taip, kad, pavyzdžiui, nuvažiuoji į Palangą, prasėdi 4 valandas būsikė, išeini, suvaidini per 2 valandas spektaklį ir vėl važiuoji 4 valandas namo. Tai tu dirbi, kaip sakant, sėdimą darbą, 8 valandas sėdi ir tik po to suvaidini. Bet labai keičiasi viskas. Tai spektaklis, tai vėl kažkas naujo, tai dar kažkas naujo. Ir man atrodo, Jackas Nicholsonas yra pasakęs, kad aktorius vien per savaitę turbūt sutinka daugiau žmonių negu paprastas žmogus per savo metus laiko, nes tu ir su filmavimo komanda nauja sustinki, ir teatre su spektaklio kažkokia komanda, į stovyklą atvažiuoji, kiek jau 30 naujų veidų pamatai, galbūt su kažkuo pašneki, užmezgi kažkokį kontaktą, tai nuolatiniam judėjime esi. O gerai, pradedant nuo pradžių, kas tave iš viso paskatino, galbūt visiems įdomu sužinoti, kaip prasidėjo tavo karjera, kas paskatino įstoti į akademiją? Aš manau, kad mano aktorius karjera prasidėjo gal pradinėse klasėse. Jo, pradinėse, nes mūsų auklėtoja pradinių, 2 ir 3 klasiai, jinai sugalvojo, kad mes padarysim tokį spektakliuką su lėlėm. Beje, lėlė, va. Ir paprašė mamų, tėvų padaryti iš kojinių arba iš pirštinių lėlytės, nes buvo kažkokia pasaka, tik neatsimenu kokia, bet aš vaidinau šerną. Man nunėrė tokia kojinaitė, kur užsideda čia, šerno nosis, ir aš ten kažkaip vaidindavau tą šerną, ojojoj, čia žinai, šerniukas aš. Ir man tada mano geriausias draugas, jis buvo metais už mane vyresnis, jis atėjo, nes mes tą spektakliuką parodėm kitom klasėm prieš visus. Ir ateina, sako, eina savo, tas šernas mums buvo geras, blemba, kaip fainai, žinai. Ir man toks buvo pats pirmas, turbūt, pirmą atsimenu, kad už tavo kažkokį tiesiog įsidirbinėjimą tave pagiria. Ir tada žiūrėdavau labai daug filmų, pavyzdžiui, su Jimu Carreyu ir bandydavau atkartoti, ką jis daro. Ir jeigu esat matę, pavyzdžiui, tarkim, Melagi, esat žinot tokį filmą? Nežinot? Kažkas gal žinot. Tai žodžiu, gale filmo yra kadrai, kur jam nepavyksta ir kur visi susijuokia. Ir ten yra tokia viena scena, kuris geria vandenį, pastovi ir su to vandeniu išsidirbinėja. Ir aš virtuvėje, įsivaizduokit, pas save namie, tipo, pas mane, gerai viskas, aš matau. Žodžiu, virtuvėje, čia, įsivaizduojate, pas save namie, aš pasiemu tą ir aš bandau atkartot kaip ir jisai, tipo, ir toks, kur gerai, tipo. Va tokį tipą, ir mama grįžta po darbo, visa virtuvė plaukia, bet aš jaučiuosi, kad aš visą dieną repetavau, o man buvo, maks ten 8-9 metai, ir aš net nesuprasdamas, aš jau tada repetuodavau. Ir 11-12 klasėje mums pasikeitė mokykla, aš turėjau eiti į gimnaziją ir ten buvo teatro studija.
ir buvo labai faina vadovė mūsų. Ir mes pastatėm porą spektaklių, nu, į metus po vieną spektaklį, ir šitais spektakliais važinėdavom po Lietuvą, ten mokinių kažkokie būdavo festivaliai teatro, į Lenkiją net buvom nuvažiavę, kas 12 klasiai čia buvo iš vis, wow, čia gastrolės, žinai, čia į užsienį, nors važiuojam į Lenkiją, kur Lietuvos bendruomenė ten gyvena. Ir labai faina buvo, ir 12 klasiai sakau, viskas, stosiu į akademiją. Nes po to galvoju, ką aš daugiau kitą darysiu, aš nieko kito nemoku. Nu, fain. O žiūrėk, esi daug vaidinęs iš tiesų. Ar yra toks vaidmuo, kurio nesi suvaidinęs, bet labai norėtum? Aš kai žiūriu kokius nors filmus, aš, pavyzdžiui, kai gerai labai aktorius suvaidina, aš tikrai visą laiką svajoju, kad, kaip norėčiau va tokį pabandyti. Arba aš labai norėčiau pabandyti rimtam kokiam nors kine, suvaidinti, kur tau duotų laiko, pavyzdžiui, nu, vat reikia, tarkim, išmokti, tarkim, kovos menus kokius nors, ten, vaidintum boksininką arba vaidintum karatistą ir pusę metų mokais tik tai tą, arba numesti, arba priaugti svorio, žinai, va tokie kardinalūs pokyčiai mane žavi, žinai, kaip aktoriai, ten, Beilas, pavyzdžiui, priauga 40 kg suvaidina, tada už metų vaidina jau žmogų, kuris numetęs ten 50 kg ir vos, nu, kaulai tik tai matos, žinai. Tai va tokį norėčiau, bet kažkokio, kad vaidmens, tai tikrai ne, aš neturiu svajonių vaidmens. O gal gali papasakot savo įsimintiniausią patirtį filmavimo aikštelėje ar gal scenoje dainuodamas? Įsimintiniausia, labai sunku, ar juokinga, labai sunku atsakyti į klausimą, kuris yra eusias, žinai. Šiaip, aš pavyzdžiui papasakosiu tokį dalyką, mes filmavom filmą, filmas vadinosi Skyrybos, ten buvo mano pirmas pagrindinis vaidmuo kine, nes visur kitur vaidindavau tokius, nu, nepagrindinius. O ten jau pats pagrindinis vaidmuo ir yra tokia paprasta scenelė, kur aš atbėgu prie pirties durų, aš beldžiuos, nes ten užrakintas mano draugas, aš beldžiuos ir sakau, leisk, nes aš girdžiu, kad ten kažkas labai blogai ir aš paimu už rankenos ir ta rankena pagal scenarijų turėtų būti taip, kad aš traukiu ir, nu, tipo, 1, 2 ir trečią kartą išlūpu rankeną, jinai pasilieka rankose. Nu ir pavyzdžiui, scenos, kur vat šnekam su žmogum, kur yra aktorinės, mes vaidinam čia kažkaip, tu bandai tą personažą kur, 2 dubliai ir sako, gerai, turim. Sako, tikrai turim, gal pakartojam, nes taip norėjos kažkaip kitaip suvaidinti. Ne, turim, žinok, bus gerai. Ir tada mes vaidinam tą scenelę ištraukimo šito, aš atbėgu, ten pavyzdžiui, dekoratoriai, jie prigrėžė tą rankeną ir aš atbėgu tipo, ai, leisk, ten, nu tarkim, Ramūnai, ai tau viskas. Ir tada paimu už rankenos ir, nu tipo, aš plėšiu 2 kartus ir toks, jinai jau rankų. Jie sako, stop, gerai, bandom vėl, tada prirakina, o filmuojam naktį. Naktinis filmavimas, ten kažkur 3 valanda nakties, visi yra ant tokios, nu, sunku labai susikaupti. Tada prigrėžė, tada aš atbėgu, 2 dublis, Ramūnai! Ir aš realiai va taip įsispyręs ir aš negaliu atlūpti niekaip, sakau, nu neatsilup, gerai, stop, nes prigrėžė su 3 varžtais. Tada vėl traukiu, neatsiplėšia. Tada vėl atbėgu, aš beldžiu į duris ir jinai nukrenta, tipo. Tiesiog. Ir toks kur. Ir realiai mes filmavom šitą gal 10 dublių. 10 dublių, va tokia nesąmonė, o kine matosi pusę sekundės. Bet tu norėjai pakartoti. Aš nenorėjau šito pakartoti. Ne, tu žinai, nori pakartoti tas vaidybinės. Kur tu šneki, psichologija. O va tokios nesąmonės, žinai, kur, nu atrodo, nieks turbūt net neužfiksavo to, vat, kad, nu, vat, kažkas darė duris ir pasiliko rankeną, nes ten turėjo būti juokinga vieta, bet tu tam sugaišti tiek daug laiko. Kaip dabar irgi su ta lele, pavyzdžiui. Aš ten laikau tą ranka nutirpsta žiauriai greit, nu, tipo, kokios 3-4 minutės ir tu, nes tavo nei galvos negali matytis nieko. Ir nutirpus tą ranką, ir aš toks jau gerai, palaukit tuoj, biški, kad bent kraujas subėgtų. Ir jie, palaikyk dar biški, čia dėl kadro, žinai, mums reikia. Vėl iškeli tą ranką, aha, gerai. Tada sako, žiūrėk, dabar tas Ilvonis čia padarysim tokį, nu va, tokį stambų kadrą, kad matytųs tik tiek, kad jo rankytė ten kažką paima. Nes aš rankytės nevaldau, aš ją valdau tik tai, nu, va, taip va. Bet šito aš negaliu valdyti. Tada reiškia, stambiam kadre kažkas sulenkia jo pirštukus, va tai va paima. Ir tada filmuojam.
Ir tada jisai kelia, nu žinai, va tai va. Ir šitiem dalykam tu sugaišti po 15-20 minučių su savo nutirpusią ranką, kur jau nebegali. Toks va tipo, žinai. Tai palauk, apie ką šiame šnekėjom? Apie patirtį. Ai, patirtis. Nu palauk, koks čia... Gal kokį juokingą turi. Labai sunku tas juokingas. Yra, vat, pavyzdžiui, jeigu yra toks nepavykę kadrai, moteris ir meluoja geriau, tai ten mes su Džiugu pastoviai žvengiam. Nu tai iš tikrųjų, ten būdavo patys smagiausi filmavimai, bet aš kai bandau, pavyzdžiui, aš grįždavau namo, papasakot žmonai, pavyzdžiui, paskui, žinok, blemo, kaip juokingai su Džiugu, žinok, ten pasiėmėm tokį, žinai, šniūrą ir sako, jisai žiūrėk, čia tas, o čia tas. Ir tada supranti, tas šniūras, o jisai padarė, mes žvengiam. Ir tada žmona žiūri taip, žiauriai juokinga. O mes 10 dublių filmuojam, nes negalim, tiesiog žiūrim viens kitam į akis ir žvengiam. Tai, nu, reikia būti toj situacijai iš tikrųjų, ten labai sudėtingai. Ai, dar vienas šiaip geras buvo, aš su savo grupe, neteisėtai padaryti, mes dalyvavom Mama apdovanojimuose ir buvom nominuoti Mamai kaip metų proveržis ir metų klipas. Ir pavyzdžiui, tą klipą filmuojant, kuris buvo nominuotas, klipas vadinasi Galvotas, prie progos pažiūrėkit. Ten yra tokia scena muštynių, kur mes kaip mimai mušamės, bet viens kito neliečiam. Ir viskas eina per atstumą. Ten, pavyzdžiui, čia trenkia, aš ten atreaguoju, ten kažkaip per kojas, ten blam. Ir gale yra, kada aš nukrentu ant žemės ir jis mane taip tipo ir pribaigia į veidą. Ir mes nufilmavom gal 3 dublius ir ketvirtą dublį jis kažkodėl sugalvojo, ne taip trenkt, o va taip pirštą palikti. Ir jis man, tipo, trenkdamas su tuo pirštu tiesiai į akį. Na, tipo, ir aš nieko nebematau, viskas ten nutrūko, sustabdė tą filmavimą ir aš bandau, kai į akį gauni, tu prarandi visą koncentraciją. Ir aš galvoju, ką čia daryt, ir bandau atsimerkti ir aš matau tik baltą, o mes su Grimu baltu visą laiką dainuodavom. Ir aš galvoju, šakės, aš nieko nebematau, aš aklas, man balta. O pasirodo, ten Grimo belekiek pribėgo į akį, tai man nuvežė į ligoninę, tą Grimą visą išplovė iš akies, kažkokių vaistų išrašė. Tai čia tokia nejuokinga situacija. Šiaip sunku, žinokit, sugalvoti juokingas situacijas, nes tikrai juokinga būna tą akimirką, o po to kažkokia nesąmonė. Aš dar atsiminiau, sakai, pats iš Radviliškio, aš iš Pakruojo esu, prie pat. Ir jo, šalia, jo. Ir dar apie mamą, pats pirmas buvau, mamą apdovanojau, pirmą kartą buvau ten, žiūrėjau ir grinai, tuo metu, tais metais tiksliau, kada dainavo. Ir jūs pamačiau nuo Pakruojus dvare dainavo čia. Jo. Kaip dabar jis vadinasi, amatų tenais žodžiu, ten tokie ir tokie žodžiai. Taip. Ir jo, nuo tada ir prasidėjo, pamačiau jūs su jūsų ta grupė, tai fainus gabalai. Ačiū. Bet jūs išsiskyrėt dabar ar Dabar išsiskyrėm, aš darau naują projektą, kuris galbūt, aš tikiuosi, kad greit pasieks žiūrovų akis ir ausis. Dar nežinau kaip vadinsis, bet jau turim 6 dainas naujas. Stringam su pavadinimu, nes kuo tu vyresnis, tuo labiau galvoji apie pavadinimą. Nes jaunas, tu šauni patį pirmą, galvoji viskas čia, juokinga, gerai, fainai ir taip nebemastai. O gerai, čia vis tiek susiję ir su dainavimu ta stovykla. Ar apart išsiskyrimo, ar turėjote iššūkių kokiu nors grupiai? Iššūkių? Kokie labiausiai kyla iššūkiai esant grupėje, ne solo? Nu, grupėje reikia suderinti, nes vienas nori vieno, kitas kito, tai visą laiką yra taip. Aš, pavyzdžiui, visą laiką norėdavau, kad Šaras daugiau kurtų, nes visas dainas rašydavau aš, o jisai nieko nedarydavo. Jis būdavo juokingas ir fainas. Bet po to kažkaip aš su to susitaikiau, nes jisai labai gerai ant scenos žiūrisi ir mūsų labai gerai skirtumai matydavos, nes aš mažas, jisai aukštas, plonas. Ir tada toks tandemas scenai visą laiką atrodo juokingai, dar jeigu ir santykius ten sutvarkai, tai visą laiką gerai žiūrisi. Iššūkiai, palauk, koks čia iššūkis? Mes visą laiką, būdavo labai juokinga, mes visą laiką galvodom bairius, kad būtų labai juokinga, nes tai buvo teatralizuotas koncertas ir mes visą laiką sugalvodom kažkokius bairius.
ir prisirinkom tokių, turėjom groti labai vėlai, kažkaip 11:30 Vilniuje kažkokiam klube. Ir mes prisigalvojom visokių negražių bairių su keiksmažodžiais, nes galvojom, čia bus toks vėlyvas koncertas, čia jau bus, čia jau pavarysim. Ir mes ateinam, 11:30 išeinam į sceną ir pačiam priekį, va taip kaip jūs, nu tipo dar arčiau, nes aš tipo, nu va kaip tu, ne, nes čia jau scenos kraštas, stovi, nu tipo daug žmonių, o čia stovi 2 šeimos su mažais vaikais. Ir mes tada galvojam, nu gerai, tai varysim nebe išlikščios bairius, o kažkokius gražius. Cenzas užsidėjo. Cenzūra. Pacenzūravo. Nesikeiksim. O esate dalyvavę iš viso projektuose su grupe? Su grupe esam dalyvavę Vario Audra tokiam televiziniam projekte, buvo naujas ir man atrodo vieną sezoną buvo, kur kažkoks atlikėjas dainuodavo su dūdų orkestru. Ir mes dalyvavom, neatsimenu su kokio miesto, ne, mes su VGTU ar su... Bet čia per dainų šventės? Ne, čia buvo televizinis projektas ir mes turėjom patekti į kitą etapą, bet nes mes daugiau gavom balsų ir taip žiūrim, bet pateko Vilija. Ir mes tokie, o kodėl? Nu, nes taip. Tai ten buvo žiauriai keistas projektas. Bet sunku, kaip mimams išsiskiriat labai šiaip. Ir sunku gal kitiems priimti, ypač televizijai. Aš nesupranta gal jie. Aš nežinau, ten buvo toks keistas periodas, aš buvau toks pasikėlęs, man nieks irgi nepatiko, nes aš nieko nenorėjau, man tas projektas irgi toks buvo, kur yra jo, nėra, man nesvarbu. Bet, o dabar, pavyzdžiui, gaudavot kritikos, gaudavot? Gaudavom, mūsų labai nemėgo šitas opus, kaip jisai, Užkuraitis. Mūsų labai nemėgo. Nežinau kodėl, bet tiesiog Užkuraitis mūsų nekentė. Pavyzdžiui, su Zilniu mes puikiai sutarėm, mes turėjom kelis intervus su juo, bet Užkuraitis mūsų labai nevirškino. O, pavyzdžiui, socialinės tinkluose esat gavę kritikos, ar skaitot, domitės, ar aš nelabai skaitau, žinok. Ne. Aš kažkaip nuo pat pradžių taip stengiausi neskaityti. Kelis kartus Facebook'e skaičiau po muzikinės kaukės kažką, bet kai mes išleidom klipą, Šaras sako, tu matėjai komentarus, ten 15 minučių ar kažkur, sako, eina savo, sako, aš neskaitysiu. Bet sako, aš tą pačią dieną paskaičiau ir Didžiulio su Jennings išleistą klipą, lygiai tie vos ne tokie patys komentarai. Nu, ten debilai, 4 komentarai, ką iš vis dainuoti nemoka. Ir realiai ir po tuo klipu tokie patys komentarai. Tai tiesiog sėdi žmonės, kurie tik tai ten išreiškia savo blogas emocijas ir kam tai kreipdėmėsi. Nes mes esam, mūsų kūnas sudarytas iš vandens labai daug ir vanduo reaguoja į tokį dalyką. Net yra padarytas labai įdomus tyrimas, kur kažkaip vanduo užšaldomas ir kai jam sako gražius žodžius, nu pavyzdžiui, aš tave myliu, tu man rūpi, tas vanduo užšala gražiais kristalais kaip snaigiam. O kai prie to vandens keikiamasi, vanduo taip kaip sueižėjęs ledas užšala. Tai čia yra puikus įrodymas, kad mes netgi sakydami, ai, man nerūpi, žinai, tu man sakyk, ką nori, mes vis tiek jaučiam. Nu, net fiziškai jaučiam, ne emociškai, o fiziškai jaučiam, mums skauda. Tai kam skaityti tos komentarus? Ne, paminėjau svarbiausia, nes vaikai čia yra, kurie labiausiai ir priima tą kritiką. Aš kol kas jūs užjaučiu. Nes... Ką turi gal patart, kaip jeigu kritikos gauna, kaip ją priimt, ar susidorot su tuo, gal ką patart turi. O jūs susidurėt su bulinimu? Nu tai čia yra, žinot, pagrindinis patarimas yra tai, kad bulina tas, kuris jaučiasi silpnas. Ir jisai dažniausiai išreiškia savo problemas. Tai reiškia, čia yra jo problemas. Jeigu jisai sako, kad tu durnas, tai jisai pats jaučiasi toks, reiškia, jam kažkas tą sako. Tai aš kartais sakau, kad tokiam žmogui reikia sakyti ačiū, pagalvosiu apie tavo nuomonę. Nes pavyzdžiui, su muzika labai dažnai būna, tu rašai, ten sukuri, išleidi ir tada ateina paklausyti tavo gabalą. Mums buvo per knygų mugę, ten yra muzikos salė ir tu ateini, tiksliau žmonės eina pro visus atlikėjus ir tu duodi jam ausinės paklausyti tavo muziką. Ir jau įrašytam, išleistam albume ateina žmogus ir sako, tiesiog nepažįstamas žmogus, tau sako, žinai,
šiaip fainai, bet čia galėjo būti pučiamųjų, žinai, tai būtų stipriau, taip žinai, vat, jo, tada kitas ateina, ne, žinok, man nepatinka, vat, styginiai, va čia va būtų labai gerai. Ir pradžioj tu galvoji, koks tavo reikalas, aš tavęs net nepažįstu, kodėl tu man tą sakai, bet, nu, ir nieks jo neklausia net nuomonės, tu tiesiog, va, im paklausyk, žinai, bet tada tu sakai, ačiū, pagalvosiu. Ir tada jis jaučias, kad jo nuomonė svarbi, žinai, tai nebuvo, kad jisai tau dūrė ir tu jam atidūrė ir tada, susimušė. Ne, jisai toks, jo, pasakiau kažką svarbaus, žinai, tipo, nu ir gerai, kad tau svarbu, tai man nesvarbu. Nesijaučiu pasikėlęs, tada No. atkirti. Čia tas pats, žinai, kas jau padarytas filmas ir tavo ateitų sakytų, ne, šito kadro, žinai, nereikia. Aš sėdėjau prie to filmo ten 2 metus, žinai, jį montavau. Kodėl tu man dabar sakai, kad čia, žinai, blogai sumontuotas? Nu, taip. Nu šiaip jo, gyvenam labai dideliam pasaulyje, visiems neįtiksi. Nenori, neklausyk, žinai. Bet šiaip, žinok, su visų bulinimu reikia, man atrodo, ne tai, kad kovot, o arba nekreip dėmesio į tai, arba paguost tą žmogų. Man atrodo, jam irgi skauda. Nebent tai daroma, žinai, nuolat, tada su tokiu jau tada reikia kovoti. O gerai, dabar grįžkim prie muzikos. Ar ne tik muzikos, ir teatro, ir kino. Ar turi kokių specialių pasiruošimų prieš koncertus, ar specialius vaidmenis? Turi kokį ritualų? Beveik visada stengiuosi apšilti kūną. Beveik visada. Nu, įgauti tonusą kažkokį. Tai kažkokie ten trumpi pratimai, paprasti tempimo pratimai. Prieš koncertus, dabar matai, koncertų labai mažai turiu, nes labai seniai kažką naujo išleidau, bet aš koncertų daug labiau bijau negu spektaklio. Nes spektaklyje, jeigu vyksta pauzė, žiūrovas nedažnai pastebi tą pauzę, nes tu gali padaryti pauzę ir arba tau gali kolega padėti, arba pačiam grįžta tas tekstas, nes, pavyzdžiui, labai dažnai būna, jeigu įvyksta sekundės pauzė, tavo galvoj ta sekundė išsitęsia į pusę minutės, atrodo, kad kažkas ypač premjerose. Nu, tarkim, jeigu būna premjera, tai atrodo, eina savo, ką daryt, čia kokia ilga, čia netaip turi būti. Bet tada bam, jeigu, tu įkvėpi, nusiramini ir grįžta tas tekstas. Bet per dainą, yra tada, jeigu tu sustojai, dainuoji, aš visą laiką rodau, kad groju, jeigu ką. Dainuoji ir tada pauzė ir viskas, daina tai toliau eina. Tai man yra tai buvę, kur aš pradėjau groti su daug pedalų, ten distortionas, ten kažkoks reverbas, dar kažkas, ten groji su gitara, dainuoji ir aš jau galvoju, kad čia tuoj reiks įjungti kažką, dar matau Šaras kažką daro ir man daug dėmesio objektų ir aš savo paties parašytą dainą jungiu ir pamirštu dainą. Ir tada, buvo gal keli koncai, kur aš pasimetu belia kaip, į Šarą žiūriu, Šaras į mane, tipo, čia ne aš turiu dainuoti, ir pradedi dainuoti nuo antros eilutės kažkur, žinai, tokia nesąmonė. O kažkada yra buvę Ukmergėj dainuojant kieme ir ten toks uždaras pilies kiemas ir labai atsimuša nuo sienos ir gaunas, kad visiškai aidas. Tu sakai ten, pavyzdžiui, aš žinau, toks pareina tipo, aš galiu, taip, tai va toks vaina ir aš dainuoju pačią pradžią ir aš nesuprantu, ar man jų kolonkės čia tiek daug paduoda šito aido, kas čia vyksta. Ir aš irgi pradėjau galvoti ir jau priedainis. Ir aš suprantu, kad aš jau nebe čia ir aš nebedainuoju. Ir aš žiūriu žiūrovus ir žiūrovai dainuoja priedainus, tipo patys. Ir aš toks, varom toliau, žinai, kur tipo, labai gerai, jūs šaunuoliai. Ir tada grįžta tekstas ir toliau, tipo, tai va ten išgelbėjo. Bet šiaip yra buvę tokių baltų lapų konce, kur aš net sakiau, kad pradedu dainuoti, kažkas vyksta ir Pala, sustabdom. Varom nuo pradžių, va tokį. Visiškai nesąmonė. Aš kažkodėl koncuose labai jaudinuosi. Bet aišku, prieš koncus ten bandai, balsą apšylį būtinai, kad po to stygų nenustrauktum, neišspjautum ant grindų. Na gerai, prieš klausimus ir dar trumpą žaidimuką, patarimą vaikams, jauniems aktoriams, jeigu nori tapti.
kokį patarimą duotum, pradedant karjerą aktoriaus? Daug stebėti gerų filmų, ypatingai stebėti originalią kalbą, nežiūrėti garsintų filmų lietuviškai, pavyzdžiui, jeigu žiūrit ten amerikietiškai, tai ir žiūrėti amerikietiškai, angliškai, amerikietiškai, nes aktoriai, kai vaidina, jie ne tik tai į fiziką sudeda visą personažą, bet ir į balsą, į tartį. Aišku, kartais labai sunku jeigu idealiai nemoki anglų kalbos, suprasti, ką jie sako, bet pavyzdžiui, aš atsimenu iš savo patirties, kad man net kartais netaip svarbu, ką sako, o vat būtent kaip, kad tu galėtum nukopijuoti ir stebėti žmones, stebėti tiek tos aktorius, tiek jų personažus, tiek žmones. Jeigu tu stebi, tu kažką pasiemi savo, vat supranti, jinai vat kažkaip sėdi, supranti, jinai kažkaip sėdi vat taip, žinai, tipo, jinai vat kažkaip taip sėdi. Ir tu galvoji, kad, nu, aš taip nesėdėčiau, ne? Bet vat šitą gal aš kažkur panaudosiu, gal, žinai, vat, o kodėl taip sėdi, žinai? Kodėl būtent taip, ar taip kojos, žinai, ar šitaip? Kaip dirba raumenys, žinai, tada ir kaip, gal tas, vat net nuo pačio sėdėjimo, gal atsiras, žinai, ir pats, žinai, vat atsistojimas, nu tipo. Ir tokie dalykai labai kažkaip vaizduotėje labai veikia. Ir nebijoti. Aš vis laik sakau, nešykite batą savo mokiniam, nes ypatingai kūryboje, jeigu tu bijosi kažką padaryti kitaip, būti keistas, būti juokingas, išmokti iš savęs pasijuokti, iš savo klaidų, iš savo nesąmonių, nes tik tada bus įdomu, nes žmonės iš klaidų mokosi. Tu jeigu nenudegsi piršto, nežinosi, kad čia karšta, ne? Nu nesuprasi, kas tas karštis, ne? Tai taip lygiai taip pat ir iš kažkokių tų klaidelių, iš kažkokių nesąmonių kartais gimsta tokios geros scenos, arba ten sugalvojau kažkokią nesąmonę berašydamas dainą ir už to užsikabinau ir tada gaunas toks geras priedainis. Nereikia viską daryti tvarkingai, taip kaip kažkas iki tol padarė. Nebijot klysti. Jo. Ar gerai? Jo. Dabar gerai, trumpą žaidimuką pažaisim. Labai trumpą, tai turiu knygą Hario Poterio, visi gerai žinot. Tai ar visi gerai žinot Netvarkos nykštuką? Žino. Atsimeni dar? Jo, aš dar vaidinu. Dar vaidini? Dominuoti turėjau. Tai aš, tai nežinau. Tai gerai, atsivers bet kokį puslapį ir kelis sakinius paskaityk, prajokinsim gal. Sakykit stop. Stop. Kairys ar dešinys? Kairys. Kairys pirmas buvo. Davai, sakykit stop. Stop. Atsargiai, kad neįsilietų nė lašelis. Haris susmuko į vidurinę kabiną. Pasiruošę, šūktelėjo. Pasiruošę, atsiliepė Ronis ir Hermiona. 1, 2, 3. Susiėmė nosį, Haris 2 maukais išgėrė eliksyrą. Skonis, kaip pervirtos kopūstienės. Paplojam, Ronis. Gerai, dar. Mano nykštukas toks piktas šiaip. Piktas? Jo. Bet Yra spektaklio gale, kur aš išvažiuoju su triratuku. Va, beje, vėl triratukas. Išvažiuoju su triratuku ir aš toks ten kažką dainuoju, ale tamsoj, tada įsišviečia, aš labai susigėstu. Ir sakau, A jūs dar nemiegat? ir tada aišku tėvam labai juokinga, nes aš pradžioj sakiau, kad čia pasieksim pasaką ir jau užmigs, tipo, ir tada sakau, Sugalvojau, grįžę namo, paklauskit savo tėvelių, kokiuose puotuose buvo jie. Oi, kiek pripasako, žinokit, viskas, atia važiuoju. nu, tokia nesąmonė. Ar įdomu buvo? Linksma? Dabar gerai, prieisim prie jūsų dabar klausimų. Biški keletą mačiau, nu tai sėkmės atsakant. Nu, davai. Čia dar ir matai reikia perskaityti. Gerai. O tiesiog, ar turi šunį? Ne, bet mano tėvas turi, gal pas jį svyruoja nuo 10 iki 30 dažnai, nes jisai veisia šunis, laikas ir taksus, tai pas jį pastoviai pilna šunų. O kačių turi? Turiu katę. Čia rimtai klausimas? Ne, neturiu. Ne. Ai, nu jo, yra katė pas mane. Aš neturiu, bet yra namie katė.
Ten ne mano, ten Vardas tikrai būtų įdomu jam. pienė. Nes jinai balta. Aktualu labai. Gerai, dabar čia tikriausiai įdomiausias klausimas gal bus. Pasakyk savo mėgstamiausią frazę. Iš moteris meluoja geriau. Gal dar pameni. Nu, Mėgstamiausia frazė. o kryčka, ne? Jo, Ryčka. Šiaip šito niekada nebuvo parašyta, bet aš pats įtraukiau visą laiką, nes šiaip labai įdomus dalykas apie scenarijus. Tu gauni parašytą scenarijų taisyklinga kalba, parašyta: Ei Virga, susitikim mieste prie Akropolio, parodysiu naują savo mašiną. Va tokį gauni. Bet Ryčka ne taip šneka. Ryčka sako: Agirdi, Virgelį, sustinkam prie Akra, parodysiu naują tačką savo. Ir tu pats šitą darai savo. Nu, tu eidamas jau filmuotis, tu pats susigalvoji, kaip tu tuos žodžius pakeisi. Tai labai, jeigu taip vat nuoširdžiai, tai prie scenarijus prisidėjau labai daug. Sušausim kol... Tai agirdi, aš vis laikį dėdavau šitą. Agirdi. Nes pas mane vienas kaime, taip vis laik sakydavo. Ta prasme, ir jeigu jam net neatsakydavo, jis agirdi. Ir jis nesakys toliau, jeigu tu jam nesakysi. Nu, kaip, agirdi. Kudi. Supranti? Va toks įdomus dalykas. Čia kaip vaikai būna. Teti. Ir jeigu nepasakysi ką, tai jis netęs toliau. O dabar žiūrėk, koks čia. Kiek laiko trunka nufilmuoti vieną seriją? Pradžiai atsakyk į šitą klausimą. Šiaip tai, kadangi sezonas būdavo 82 ar 79 serijos, nu kažkas tokio, sviruodavo ten irgi, tai filmuodavom apie 5 mėnesius. Tai viena serija užtrunka nufilmuoti apie 2-3 dienas, jeigu taip vien filmuoji. Matot, kiek darbo? O susižiūri vieną seriją iš 20 minučių. 20 minučių. Ir kitas klausimas, ar gali pasakyti Gigiri. Kas yra gigiri? Čia iš Family Guy? Čia šitaip? Gigiri? Šitas? Gerai. Čia Quagmire'as. Ar sunku tau išmokti tekstus serialų? Oi, žinokit, pavyzdžiui, čia geras klausimas. Serialų tekstus beveik nieks iš aktorių serialų tekstų nesimokina. Aš, pavyzdžiui, perskaitydavau vakare prieš filmuojant, ateini ir įsivysto toks dalykas, nes tu filmuoji žiauriai daug. Tu per dieną nufilmuoji, pavyzdžiui, 20 scenų, kas yra, pavyzdžiui, vienos scenos irgi nuo puslapio iki 4-5 puslapių būna scena. Ir tu va tai va perskaitai kelis kartus viskas filmuojam. Nufilmuoji tą sceną ir tas failas, jisai dingsta ir tu vėl kitą jau skaitai. Nes pavyzdžiui, teatre tu mokais, kad tas failas tau įsėstų į smegenis. Nu, vat, kad visą laik būtų. O čia būna taip, paskaičiau, išmečiau. Ir aš, pavyzdžiui, neprisimenu tekstų, nes tu nesėdi su jais. Supranti, kai tu repetuoji daug ten non-stopų, tada tu prisimeni. O čia su scenarijų tekstais šiaip labai lengva. Ir labai geras, netgi teatre po to toks ateini į repeticiją. Davai, paskaitom, dar kad paskaitom ir jau atsimeni. Aš žiūriu, kai kurie uždavė tokius pat klausimus, tai... Ar turi šunį? Ar turi gyvūną? Turiu 2 vaikus. Tokį va. Nuo kiek metų pradėjai vaidinti? Tai kaip ir sakiau, nuo 3 klasės. Ai, nuo 3 klasės. Jo, o jau profesionaliai, nu vat pabaigęs, tai kas, 20 metų. Nu gerai, pirmas spektaklis ten buvo jau studijų laikais, kai net važiavom kažkur į užsienį vaidinti, tai 19, man atrodo. Gerai, dar kitas klausimas, kiek tau metų? Labai visiems įdomu. Kiek duosit? 23. 2. Čia kaip aš neskiriu, žinai, ar 13, ar 16, tarkim. 37, 38, 39, 20, 40, kas daugiau? Parduota. Šiaip jaučiuosi kaip 62 metų, bet man tik 36. aš sakiau 8. Kažkas man...
O, matai? Už mano mamą. Taip. Aš žinau, jeigu man dar augtų plaukai, tai aš tikrai jaunesnis atrodyčiau. Kiek metų? Aha. Čia vėl kiek metų, ar turi gyvūną, ar turi girlfriend? Taip parašyta. Girlfriend. Girl. Turiu žmoną. Va, žiedas, kaip įrodymas. Ar turi vaikų Turiu 2 ir gyvūną? ir 1 gyvūną. Kas geriau, Pepsi ar Cola, ar iš vis nepatinka? Čia lengvesni klausimai to. O gal ir ne? Galim įsiplėsti. Šiaip Pepsi, bet šiaip nelabai geriu. Aš stengiuosi cukraus nevartoti. Darau cheat day tik tai. Ir jeigu, ne, rimtai, nemėgstu limonadų, man nepatinka. Jau geriau bandelės. Ai, ir ne per seniausiai, jeigu žinot, pavyzdžiui, aš stebiu tokį youtuberį, kuris ten sportuoja, ir jisai, kadangi Amerikoje, ne, jis kanadietis, jis valgo Boston Cream spurgas. Ir aš niekur nerasdavau Lietuvoje. Ir galų gale radau paragautą Boston Cream, nes aš šiaip spurgų nemėgstu, jos man nepatinka konsistencija, nes aliejus jaučiasi. O Boston Cream yra eina šit. Žinot kur? Kur yra naujasis outletas Vilniui, ant aplinkelio? Jo. Nu tai prie įėjimo vieno iš. Nežinau kaip papasakoti. Kur atvažiuojant stogo yra teniso kortai, va tas įėjimas, jeigu žinot. Tai va ten įeini ir iškart yra spurginė. Čia pats aktualiausias. Dabar papasakoji, kur Bet daug nevalgykit. tėvai gerai? galės nusivesti. Bet daug nevalgykit. Grįž mama! Nes užaugs pilvai. Rokas sakė, outletą važiuot galim. Vieną kartą į mėnesį. Ką? Nu gerai, vieną kartą į savaitę, bet vienas purga. Ir valgyk atsargiai, nes apsidrabstysi, ten daug kremo viduje. Kokio Jeigu kremo? kąsi, tai bus Kokio kremo? Boston Cream. O koks skonis jo? Taigi tas. Nu tas, kur už tų, ten Nu prie tas. ano. Taigi tas žinai tu. Gerai, vėl apie augintinį tas vas klausimas. Turiu arklį. Ar tai turi? Laikau bute. Balkonė. Ant stogo. Gerai. Labai yra komplikuota jį išvesti pasivaikščioti. Krano gal reikia. Bet kaimynas turi kraną. Ai, Laiko kraną. laiko gal. Kiek tau buvo metų, kai pradėjai vaidinti, tai čia atsakei tu jau. Kokiame filme ar seriale norėtum pavaidinti? Aš norėčiau pavaidinti užsienio filme, tokiam jau geram, nes buvo labai faina, turėjau aš tokią patirtį, aišku, gal ir niekad nepamatysit, yra toks serialas The Assets, ten BBC filmavo Lietuvoj ir aš filmavau, turėjau scenas su tokiais legendiniais 2 anglų, britų aktoriais, senukais, jiem jau ten, kai aš vaidinau, buvo po 7 metų, bet aš pažiūrėjau jų filmografiją, nes jie man labai matyti pasirodė. Tai jie ir Holivude, ir Britanijoje ten, geria, Akvilė. Ir tada, ir jie ten Jamesas Bondas filme, kažkuriam iš tų nusifilmavęs. Nu, tokių, kur jie belia kaip, tu pažiūri, tipo, o, čia tie. Ir aš su jais vaidinau, man buvo ten, nerealiai. Ten buvo tokios pamokos vaidybos, kur mes filmuojam tokią sceną, kur aš esu jaunas kareivis, tas vienas yra mano kažkoks generolas, o tas kitas yra išdavęs viską. Ir aš jį paimu, yra scena, kur aš jį kišu, aliai šaltą vonę. Kišu, ten sako, laikyk, ištraukiu, vėl ten visas tardymas vyksta. Ir aišku, aš jo nelaikau ilgai, nes, pavyzdžiui, kadre atrodo, kad aš jį ten laikau po 10-15 sekundžių, bet taip sumontuoja viską gražiai. Bet aš jį, kai ištraukiu, jam jau 70 metų. Ir jisai išlenda ir pavargęs, realiai, nes jisai ten stengiasi vaidinti. Ir 1 dublį, 2 dublį, 3 dublį, 4, 5.
Jau visos nes aprengėjos turi iškart jam pakeisti rūbus. Aprengia, greitai vėl filmuojam, greitai vėl tas, vėl. Ir jau visos, o jisai labai mielas žmogus, labai fainas. Ir visos, nu baikit, nebekankinkit, jo, nu užteks, tipo. Ir visi, o filmuoja taip, kad pavyzdžiui, iš čia, tada iš čia, tada išgriauna sieną, nu išimas sieną, nes pastatytas visas namukas, išimas sieną, iš čia nufilmuoja. Ir jau 6 dublį nufilmuoja, režisierius sako, viskas, turim. Ir jisai va toks sėdi, tipo, ant tų grindų, visas šlapias, tipo toks ir sako, ten Trigas, tipo, vardas režisieriaus, tipo Trig, padarom dar vieną dublį. Ir tipo visi tokie, kur pauzė, nuščiūva. Okei, sako, darom. Nes jam yra svarbu, kad jisai labai gerai suvaidintų tą sceną. Ir tipo, tu tokį respektą pajauti tiem va žmonėm, kur pas mus viskas, žinai, gerai turim važiuojam, o ten važiuojam. Tai va su tokiais žmonėm dar tikrai norėčiau nusifilmuoti. Aš taip ilgai atsakinėju. Tuoj, baigiam. Šoksiu ir atnyčia. Jau pelės jau yra. Toks kur. Kodėl pasirinkai vaidybą kaip profesiją? Nes nežinau, ką kitas sugebėčiau daryti. Visą laiką sakydavau, kad galėčiau būti kirpėju galbūt. Bet labiau veža vaidyba. Gerai, klausimas vėl, kodėl nusprendei būti aktoriumi? Nu, čia labai įdomi istorija, žinokit. Pradėkime nuo pradžių. Didžiausia kino paslaptis. Kinas yra melas. Nu, jūs patys turi telefonus, kuriuose yra kameros, ane? Jūs patys dabar turbūt pamatot netgi Instagramo, kur yra reality versus Instagram, ne? Tai kinas realiai taip ir yra. Aš atsimenu, filmavomės tokią sceną, kur aš guliu palatoj, visas ten sumuštas, šalia manęs sėdi mano meilė ir realiai, nu, viskas vyksta, mes matom va tokį kadrą, nu, tokį nedidelį, va, mano veidą, jos veidą, aš ten turiu verkt, man labai, tipo, ten labai graži tokia scena, aš ten susigraudinęs, stengiuosi jai pasakyti, kad čia viskas dėl tavęs, bla bla bla. O iš šono viskas atrodo taip, kad aš guliu taip, ant manęs va čia va, jau va čia, pastatytas toks didžiulis kameros laikiklis, ane? Nu tai tu pavaidink. Jo, čia va tokio dydžio tas laikiklis, ant jo pastatyta kameros štatyvas didžiulis, tokia kamera, sėdi operatorius, kuris yra 2 metrų aukščio, jis didžiulis žmogus. Jis sėdi, tipo, bet jis sėdi taip patogiai, tipo viską, tada, tipo, va čia va stovi garsistas su tuo savo būmu, tada čia stovi, kuris kamerą ten prižiūri, tipo, tada dar čia kažkas, dar kažkas, ir gaunasi, kad stovi kokie 10 žmonių, o jūs matot, nu va tokį tą kadrą, ir tipo, kaip faina, oi, mažutį, troliulė, ir tu visoj šitam balagane, tu vaidini. Ir man buvo labai fainas, mes vaidinam, kažkelintas ten dublis ir man operatorius sako, baigęs, sako, gerai, stop, ir operatorius taip sėdi. Operatorius sėdi, ir jis virš manęs, tipo, tas didžiulis žmogus, ir jis toks žiūri mane, bliamba, patikėjau, žinok. Labai jautriai. Ir aš galvoju, nice, gerai, pavariau. Tai jo, labai, žinokit, įdomu. Arba, pavyzdžiui, va tas, kur pasako užsienietiškas, mes ateinam į didžiulį tokį pastatą ir jo vidury pastatytas mažas namukas. Tu įeini į tą namuką ir ten padarytas kambarys, kuriame tardysim tą kareivį, nu tą generolą, kuris išdavė. Ir ten taip viskas gražiai padaryta, nu taip, kur atrodo, tu įėjęs į vidų, tu jauties kaip tikram kabinete, tikram izoliatoriui. Ir tada netikėtai sako, gerai, dabar filmuosim iš tos pusės. Ir į vieną sieną tiesiog ištraukia, kažkur ją nuveža ir jau viskas, sienos nebėra ir jau iš čia filmuoja. Ir realiai tu ateini, žinai, pavyzdžiui, kamera ateina, mato visą kambarį ir tipo, va, čia jau kambarys ir tada netikėtai, kur ką tik buvo siena, iš čia, žinot, vaizdas. Tai kinas labai lengvai gali apgauti, žiauriai lengvai. Mes nebaigsim šiandien.
Gerai. O davai tik klausimai, atsakymai. Ar tau patinka tavo vaidmuo? Ne. Neparašytas koks. Ne. Ir konkurentų, žinok, turi, kada klausai pensiją išeisi. Į pensiją. Į pensiją. Nu žinokit, Lietuvoje sunku išeiti į pensiją aktoriui, nes aktoriai neuždirba daug. Tikiuosi bus klausimas, apie kiek Dar uždirba. nemačiau. Iš karto išmetu tos, kur pasikartoja klausimus. Gerai. Įsimintiniausią įvykį iš vaikystės gal turi? Įsimintiniausias įvykis iš vaikystės. Nu vat, du tokie šovė į galvą. Mes su sesė žaidėm, mano sesė už mane 8 metais jaunesnė. Ir mes su ja žaidėm kažkokias imtynės, neatsimenu kiek mums buvo metų, bet nu jai buvo apie 5 metukus, tai man pats paskaičiuokit kiek. Žodžiu, ir mes žaidėm imtynės, jinai kažkaip nukrito ant žemės ir aš jai duodu ranką pakelti ir aš jai taip keliu ir jinai belia kaip rėkia. Sakau, kas? Ir jinai už rankos susiemus, rėkia, skauda belia kaip. Ir tada bėgo tėvas ir jie išvežė į ligoninę ir pasirodo, kad jai išniro kaulas. Ir mane belia kaip kaltino, kad aš specialiai sesiai ranką išrodau. Ir dar dabar mano vaikai sako, o kodėl tu Daivai vaikystėje ranką išrodai? Tai va šitas iškilo, o kitas iškilo, kaip mes realiai, mano tėvas laikė kelis arklius, tuos, su kuriais žemė dirba, ne žirgus, bet arklius. Ir išvesdavo juos į tokį gardą pasivaikščioti. Ir mes su pusseserė, mano pusseserė už mane 2 metais vyresnė, mes ant jo užlipom ant tos kumelės, tipo, čia vaikštom, ir kažkas ten įvyko, ar busė kažkas pasibaidė, kad, tipo, kas čia vyksta, mes vaikai tokie, tipo, ir nuo to arklio nuslydom ir įkritom į šūdą. Realiai. Tai va tokie, nežinau, ar čia įsimintiniausi, bet ką tik šovė galvą. Kas vyksta tavo love life? PS, jeigu nenori atsakyti, viskas ok. Love life. Love life. Oi, žinokit, ten tiek daug vyksta. Nu ką, aš turiu žmoną. Mes laimingai dar kol kas vedė, skyrybų nenusimato. Jo. Ar turi tatuiruočių? Daug. Vieną gal parodysiu, mačiau. Nu šitas turim su žmona vienodas, čia yra mūsų šeima, tipo 4 žmonės. Čia yra 3 frazės Morzės abėcėlė ištatuiruotos, vidurinė buvo pati pirma, tai yra love only love, kita reiškia enjoy the silence, o trečia yra fuck the system. Čia yra paslėpti 2 žodžiai. Nu visą laiką sakau atspėkit, bet labai ilgai užtruks. 5 raidės ir 7. Kas? Vardai. Ne, čia yra nieko nebijok. Ką dar turiu? Nu va čia turiu dar. Tatuiruotė. Kiek laiko iki čia važiavo? 2 valandas. O tokie įdomus klausimai. Oi. Kiek metų dirbi, Kamilė? Pasirašiau. Kiek metų dirbi, Kamilė? Čia krypinys buvo. Palauk, kiek aš dabar dirbu? Nu jau beveik 15 metų. Profesionaliai. Ar mane girdit? Ne. Čia kaip feste, visiškai. Koks geriausias klipas tavo? Mano klipas? Matytas? Tiesiog koks geriausias klipas parašyta. Hebra, aš nemėgstu girtis, bet pasigirsiu. Nu, man labai sunku yra vertinti savo darbą, nes aš vis laik nematau savęs iš šono. Nebent filmuoji, bet filmuojant aš savęs kartais net nežiūriu, nes man, nu, sakau, aš nemėgstu žiūrėti save. Bet yra, kaip čia, Homo Sapiens, kur darė tuos klipus, ne? Kur live, gyvai dainuoja visi. Nu, žodžiu, per karantiną, man atrodo, paėmė šitą Mamontovą, paėmė paėmė Giedrę, dar kažką žinomus labai atlikėjus ir visiškai stambiai, kur matosi tik tai va tiek, va žmogaus veidas, jisai sudainuoja savo dainą. Eina muzika ir jis gyvai dainuoja savo dainą.
Ir labai fainas konceptas, nes tu matai aktoriaus veidą, emocijas, čia ir dabar nėra jokio klipo. Ta prasme, nieks nesikeičia. Tu matai tik jį, kaip jis gyvai dainuoja. Ir sako, žiūrėkit, ten po gal metų pertraukos, sako, neteisėtai padaryti, norim, kad sudainuotų. Žinai, mes ten kažkaip atnaujiname kažką. Nu ir mes sugalvojom, kad aš vienas eisiu sudainuoti tą dainą, nes aš ten vienas ir įraše esu. Ir aš sudainavau mūsų neteisėtai padarytų Žvaigždė. Tai aš labai didžiuojuosi tuo klipu, kaip tenai viskas padaryta ir kokia ten emocija. Tai vat, turbūt vienintelis dalykas, kur galėčiau taip tikrai nemeluodamas sakyti, aš padariau labai gerai savo darbą. Tai pažiūrėkit. Kokiame filme, seriale labiausiai patiko vaidinti? Sakiau, tam, jeigu taip jau nuoširdžiai, tai tam užsienietiškam, The Assets, bet iš smagumo prasmės, tai turbūt Moteris meluoja geriau, nes ten buvo pats pirmas serialas ir ten tiek prižvengdavom, kad užknisdavom visą komandą iš tikrųjų. Nu visi savo, nu kiek jūs galite žvengti, nu filmuojam, tipo. Nu tikrai, ten būdavo toks palaida bala, kur žiūri vienam kitam į akis ir niekaip negali susikaupti, nu niekai. Nes mes abu su Džiugu, mes nemokam tvarkyti mašiną, mes neišmanom nieko apie mašinas, o mes vaidinam, jisai ten iš vis garažo legenda, o aš tipo kaimo garažo legenda, supranti, tipo tvarės ir mes ten kažką aiškinam, čia žinai, ir parašyta, irgi nesuprasi, ar ten teisingai ar ne. Ir toks, kur, nu, pasiemi tipo, žiūrėk, tai aš kadre tokį darysiu, tipo, pakišiu, kad nesimatytų to rakto ir va tokį. Nu kažkokia, va tokia nesąmonė. Tada tas, tipo, irgi kažką ten, žinai, va tai, tipo, ir mes tvarkom tas mašinas. Nu, jeigu kažkas mato, tipo, kas supranta, tai galvoja, durniai. Tai va tiek ir žvengdam, supranti. Gerai, o kiek gali ilgiausiai nekvėpuoti? Pabandom. Yra toks Vimo Hofo metodas, kur tu labai daug iškvėpuoji, tada iškvėpi visą orą, sulaikai, tada vėl įkvėpi ir taip tęsis tris kartus. Tai pirmą kartą pradedi nuo pusės minutės, tada prailgini minutę ir pusantros. Tai aš buvau ilgiausiai padaręs 2,5 minutės. Jo, ir įdomiausia yra tai, kad tu nekvėpuoji būdamas iškvėpęs pilnai visą orą. Tai atrodo labai baisu, bet kadangi prieš tai tu labai daug prisikvėpuoji oro, nes gaunas 30 kartų darai tokį. Ir tada tavo kūnas labai daug gauna oro, vadinasi hiperventiliacija ir smegenim užtenka to oro ir aš net bandžiau kažkada po vandeniu, bet šito nebandykit. Bet labai įdomu, nes tu po vandeniu iškvėpęs orą, tu varai į patį dugną ir tu gali dugnu ropoti. Ir tu be oro ropoji ir po to iškyli į orą. Nu gal nebandys? Nebandys? Nebandys gal. Ne, nebandykit, ypač čia. Gerai, klausimas, ar turi brolio ar seserį? Turiu sesę, sakiau jau, 8 metai skirtumas, jaunesnė, labai faina. Aš ant jos įgyvendinu savo neįgyvendintas svajonės kelionių. Sakau, tu keliauk, tu varyk, kai buvo studijų laikai, sakau, tu varyk Erasmusą, kad tik tai pamatytum pasaulį. Tai jinai išvarius jau pagal Erasmusą 2 programas buvo, Work and Travel, karočią, nu visur išvarinėja, tai sakau, maladėts, šaunuolė. O turi paslėptų talentų be dainavimo, aktorystės? Aš mokėjau šnekėti, bet man kai įstatė implantą, nu man dantį pakeitė, nebemoku taip šnekėti, tai nesakysiu šitą, nepadarysiu šitą. Kaip varlės kokios? Nes buvo kažkokia, atsirado netoks dalykas. Nu karoči, o taip šnekėdavau, bet pasikeitė visa struktūra ir nebemoku šnekėti taip. Talentas, nežinau, neturiu aš talentų, labai sunku tos talentus. Gerai. Ne kiekvienas tokį moka. Nu, gal. A, ne. Va, kiekvienas. Gerai, kokia keista maisto kombinacija yra tavo mėgstamiausia? Pavyzdžiui, grikiai su kečupu. Keista maisto kombinacija. Žinot, kokia keista yra maisto kombinacija, ne per seniausiai išgirdau. Kai valgai kiaušinienę su vištiena, tai realiai valgai mamą su vaikais. Ai, nu jo. Pamąstė.
Čia pamastymai visi. Gerai, ar mėgsti žvejoti? Aš nežvejoju, bet labai mėgstu. Koks jūsų vaiko vardas? Pradžiai pirmas klausimas. Vaiko vardas. Vardai. Džiugas. Adelė. Koks mėgstamiausias filmas? Adelė dingo. Adelė tualete. Nu, kaip ir mano Adelė dažnai dingsta. Gerai. Koks mėgstamiausias filmas? Šiaip daug labai mėgstamiausių, kaip sunku. Tai sunku bus vieną išsirinkti Ne, tikriausiai. vieno neįmanoma. Adelė grįžo. O, Adelė, labas. Gerai, mėgstamiausias dainininkas ar reperis? Reperis tai Eminemas vienareikšmiškai. Ir vakar bėgiodamas klausiau jo naują albumą, tai bele kaip geras, bele kaip. Crazy šmeizy. Per kiek laiko mažiausiai reikia išmokti skriptą? Visa? Nu, nežinau. Gerai, scenos. Aišku, scenos sakei, kad iš karto vos neturi varyt. Ar, aišku, teatre tai viską turi mokėti. Jo, ir aš pavyzdžiui esu vaidinęs monospektaklį, kur vaidini tik vieną spektaklį. Spektaklis tęsis 2 valandas, teksto yra 20 lapų. Tai žiauriai ilgai užtrukau, kol aš jį išmokau, nes tu vienas, viską vienas. Nu jo, šiaip jeigu va tokį didžiulį, tai per pusę mėnesio turbūt su repeticijom mokais tokią va pjesę. Šiaip sunku, nes labai daug tekstų, labai. Aš pavyzdžiui dar vieną turiu spektaklį anglų kalba, kur mes kelis kartus važiavom ir į užsienį. Ir mano net premjera buvo Prancūzijoje, Avignono festivalyje. Tai aš, angliškai visai kitaip veikia ir smegenis, ir plius burna. Tu visai kitaip artikuliuoji, kitaip liežuvį kažkaip statai. Ir atrodo, tu jau tuoj pasakysi tą žodį, bet kažkoks išeina nesąmonė, nes tu pripratus burna lietuviškai šnekėti. Ir, irgi sunku labai buvo. Ir dar apie tą spektaklį, kadangi buvo premjera, o ten yra labai daug žemių. Realiai, juodžemio. Visa scena pilna juodžemio. Ir jisai labai dulka. Ir ten yra taip, kad mes su kolegė stumdomės, ant tų žemių yra toks dar čiužinys, ant to čiužinio labai daug žemių ir tą čiužinį apverčia ant manęs. Ir pirmą kartą su žemėm aš repetavau per spektaklį. Ir aš apsivertinėju ir man to žemės byra visur, į akis, į nosį, į ausis, tipo aš springstu ir man tokia panika prasidėjo, kur, aš net nežinau, kur pasislėpti, nes ir dulkių žiauriai daug. Ir kai byra, pavyzdžiui, žemė į ausis, yra labai šlykštus garsas, nes tu labai pajauti, ar tai būgnelį, ar tai kažką, realiai kaip į būgną daužot, krenta, tos žemės ir po to plaunės ten viskas 3 dienas dar. Tai labai, žodžiu, nesivartykit po juodžią. O sakai, koks tavo mėgstamiausias vaizdo klipas, kuriame esi filmavęs? Ai, tai pasakiau. Jo, tai pasakiau. Jo. Neteisėtai padaryti žvaigždė. Ai, tiesa jau. Gerai, čia paskutinis klausimas. Kokia jūsų nuomonė apie paauglystę? Ar tiesa, kad gyvenimas atrodo blogai per paauglystę? Ar iš tiesų jis tiesiog pablogėja? Čia labai jau toks. O aš kaip tik savo paauglystę atsimenu labai fainą. Aišku, tu ten pradedi nesutart su tėvais, tau nežinai, kas tau darosi, nes tas visas brendimas, tu nori kažko, bet nežinai ko, bet realiai per paauglystę, taigi prasideda pirmos meilės. Ui, jo, po 2 metų papasakosiu man. Ne, aš paauglystę atsimenu labai fainai, mano iš tikrųjų, aš norėčiau nusikelti atgal į paauglystę. Labai faina. Ir aš žinau, kad pavyzdžiui su tėvais sunku sutarti turbūt jūsų amžiaus, ypač tie, kur šiek tiek vyresni čia yra, bet jūs neįsivaizduojat, žinokit, jūs, aš dabar kai tėvas esu, aš irgi su savo tėvais, reikia būti nuoširdžiam, šudinai sutariu. Nes mano tėvai ir skyrėsi, ir aš dar vis iki dabar kažkiek laikau ant jų pykti dėl to, bet, jūs neįsivaizduojat, kiek daug tėvai dėl jūsų daro, kiek daug išgyvena ir kaip jumis rūpinasi. Kiek iki dabar jau padarė yra dėl jūsų ir kiek dar padarys, jūs net neįsivaizduojat. Ir turbūt suprasit tik vėliau, tai
Bet pabandykit vieną dalyką padaryti. Kai sutiksit vėl savo tėvus, kai čia atvažiuos ar kai grįšit namo, nesvarbu, tiesiog apkabinkit ir pasakykit ačiū už viską, užtenka, žinokit, tik tiek. Ir jiem tai labai 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 daug reikš. Žiauriai daug. O kiek jūsų vaikam metų? Jeigu čia galiu paklausti. 8 ir 5. Na, labai gražiai pabaigai iš tiesų. Žodžiu, tai ar patiko? Žinau, kad Rokas yra kažką dar paruošęs. Ar jau? Yes. Tai perduosiu ir į jo rankas. Mano laikas čia baigėsi, mane išvaro čia jau. Yes. Gerai, paplojam Rokui. Ir tai ką, perduodu žodį tau? Tai mes turbūt einam čia ant pievos, ane? Jo, eikit į pavėsį. Einam į pavėsį, nes man nukėpė galva. Jam reikia daug.